Mane paskatino mano buvusią mokytoją, Danuta Korkus. Jinai pasakė, kad aš neblogai moku kalbėti lenkiškai, žinau gerai literatūrą, bet kas yra svarbiausia, kad irgi žinau istoriją, pamenu datas, nes lenkų kalba čia ne tik gramatika ir literatūra, čia istorija, kultūra, tradicijos, čia viskas. Lenkų kalba tai yra mano gimtoji kalba, tai visų pirma todėl, kad mokytojas tai yra vienas iš žmonių, kuris turi didžiausią įtaką vaiko vystymuisi. Turime svečių iš Lenkijos, dėstytojų iš Lenkijos, taip pat buvo atvažiavę čia studentai iš Krokuvos. Taip pat čia mes nagrinėjame ne tik literatūrą, bet ir kalba, kaip ji vystosi būtent Vilniuje, kokios įtakas turi į lenkų kalbą, lietuvių kalbą ir anglų ir kitos, kaip vystosi mūsų kalba šioje aplinkoje. Pedagoginė praktika man pavyko įvykti labai gerai. Mokiniai, kaip ir mokytojai, buvo labai draugiški. Mokiniai visada klausdavo, kaip sekasi, ar viskas gerai, ar viskas patinka. Kai sėdėjom gale klasės, atėjom pirmą kartą, tai buvo kažkokių žvilgsnių, bet po to visi pripratę ir labai ir daug su mumis kalbėjosi. Ir mokytoja labai daug mums padėjo kažką užsirašyti, duoti vadovėlių ir labai empatiškai į mus žiūrėjo. Žmogus turi unikalią kompetenciją kaip mokytojas, nes jis yra tarpininkas, pavyzdžiui, tarp dviejų kultūrų ir gali parodyti sąsajas ir skirtumus tarp, pavyzdžiui, lenkų ir anglų kalbos.